Šiandien aš jums papasakosiu, kaip aš pasistačiau savo pirmąjį kompiuterį nuo nulio. Jei jūs arba jūsų draugai planuoja kada nors buildint savo pirmąjį PC, šis video yra geras paaiškinimas, kaip tą reikia padaryti. What's up, world? Drop that. Taigi nukeliaukime 10 metų į praeitį. Kai aš buvau jaunesnis, visą laiką norėjau labai galingų, šviečiančių RGB kompiuterių, nes tuo metu maniau, kad RGB prideda daugiau FPS. Greičiausiai buvau pakęs nuo spalvų ir mintyse galvojau, kad mano kompas pavežtų Minecraftą. Nes turėjau nedaugiau kaip 20 FPS ant low grafikų. Matų, tuo metu turėjau tokį kompiuterį, kuriame buvo 4 GB RAM ir Intel Core 2 Duo Integrated Ultra HD Graphics procesorių, kuris nepaveždavo daugiau ne 1.6. Kadangi aš buvau labai smalsus vaikas, tad sumaniau rebuildint savo kompą, kad išsiaiškinčiau, kaip jis veikia. Iš pat pradžių, kai atidariau kompo dėžę ir pažvelgiau į vidų. Kas čia kūro? Ai, Tomytė! Aš visiškai nesigaudžiau, nežinojau, kur yra ramai, procesorius ar vaizduškiai. Gal viena ausimi buvau girdėjęs, kad egzistuoja toks dalykas kaip procesorius, geriau žinomas kaip CPU arba Central Processing Unit, kuris, manau, jums tikriausiai yra žinomas kaip kompiuterių smegenys, nes jis atlieka pagrindinės užduotis, kurios leidžia kompiuteriui veikti. Ir aš žinojau tik tai, kad viena mažiausia klaida gali sugadyti mano kompą. Bet kaip sakoma, tai karoči dėjo viską ant dalių. Pirma, iš dėžės ištraukiau pačius hardus jų laidais ir tuo metu suvokiau, jog grįžti atgal man neišeis. Ir tada motininį pamačiau tą vadinamą procesorių ir galų gale dėžėje buvo likus tik motininį, kurią išimti galima vos tik atsukus ten kelis varžtelius, atsargiai atidarau soketą ir kadangi žiauriai šikau į batą, kad ką nors blogo padarysiu, pulinau Linus Tech Tipsus. Jis krito tiesiai ant pinų, bet ačiū Dievui, jis nebuvo pažeistas. Nu, bent jau atrodė nepažeistas. Po to aš tiesiog atsukau varžtelius ir išėmė motherboardą ir korpusas pagaliau buvo tuščias. Matai, jisai yra tuščias. Apart ten kelių keisų kabančių laidų. Ir tik tada suvokiau, kad niekas nepadės mane sutverti atgal. Kadangi buvau visiškai šviežias PC building'e, realiai nieko nesupratau, ką aš dariau. Tai gal prieš ardant kompą tutorialą pasižiūrėk YouTube senį. Jau, kad tuo metu būčiau pagalvojęs apie kažkokį indišką tutorialą YouTube. Taip, aš išardžiau kompą, beveik niekuo nepasidomės ir ties čia padariau didelę klaidą, nes nepagalvojau, kad viską turėsiu sudėti atgal. My rank teammates. Žodžiu, aš pasidėjau kompiuterio dėžę ant žemės ir tiesiog inspektinau viską ir bandžiau išsiaiškinti, kur kas dėdasi, nes pamenu, kad pirmas komponentas, kuris turi būti įdėtas į PC keisą, tai yra motininiai plokštė, aka motherboardas, o motherboardas dėdasi ant mažų metalinių arba plastikinių dalių, kurios naudojamos tvirtinant pagrindinę kompiuterio plokštę ir kurios yra geriau žinomos kaip standoffai. Ir ne, aš tikrai nekalbu apie žaidimą, aš kalbu apie standoffus. Atramas. Šios mažos motherboardų atramos padeda išvengti elektros trumpų jungimų ir jos yra būtinos norint tinkamai tavo kompiuterį veikti. Nes tarkim, jei motininiai plokštėje prisiliesiu metalinėmis korpuso dalimis, tai gali užtrumpinti ir tada bus... Taigi, aš atitaikau motherboardą su standoffais, įsukau varžtus ir ties čia pasimečiau. Nes buvo bele kiek įvairių laidų ir nežinau, ką su kuo sujungti. Jau buvau labai nusivylęs savo poelgiu ir kaltinau save, kad esu nevisprotis. Ir po šio mental breakdownų sugalvojau į dėžę įdėti maitinimo bloką, geriau žinoma kaip PSU arba Power Supply Unit. Taigi jūs paklausite, o ką daro PCU? Jis atlieka itin svarbų vaidmenį, kurio pagrindinė funkcija yra tiekti elektros energiją visoms kompiuterio dalims, kad jos galėtų veikti. Nu, nes nebus maitinimo bloko, tavo kompas nepasijungs. Ir aš tiesiog atitaikau tos laidus, į kurie ir turi jungtis. Tarkim, motininiai matote 12 spinų headerį ir šmaitblokio vedasi tas 12 spinų headeris, tai jį ir sujungite. Simple as that. Ant tų senų maitekų nebūdavo užrašyta, kur yra CPU laidas ar GPU laidas. Tiesiog sujungdavo, kas atitikdavo įkišimą ir tikriausiai tinka. Trumpai žodžiai sujungi viską ant hopes and dreams. Tai tą aš ir nesunkiai padariau, o po to priejau prie CPU. Va čia tai buvo bairių. Aš jį bandžiau įdėti skirtingomis pusėmis, nežinodamas, kad vienoje iš tų pusių turi būti trikampiukas arba koks nors smulkus ženklas, kuris atitinka ten CPU žymėjimą ar nurodo, kaip turi dėtis procesorius. Bandžiau dėti iš visų pusių, iki kol normaliai įsidėjau. Buvau gan lucky ir nepabendinau pinų, nes bededant CPU aš jau stipriai nespaudžiau. Apie bendintus pinus išgirsite šiek tiek vėliau. Po tokio dalyko aš visai nelengvai įdėjau ir CPU coolerį, kuris pagrinde, kaip ir termopasta, yra atsakingas už procesoriaus temperatūrą. Po to įtaikiau
ir įdėjau 2 stikus ramų, taip pat žinomus kaip Random Access Memory. Šie 2 stačiakampiai yra atsakingi už aktyvių duomenų ir instrukcijų laikymą. What the fuck? Nu tai tiesiog turėsi daugiau ramų, būsi ramus. Čia taip dvireikšmiškai. Daugiau gigabaitų ramų yra reikalinga tada, kaip jų trūksta arba kai naudoji tam daug išteklių reikalaujančias programas, tarkim DaVinci Resolve'as, After Effects'ai, Adobe Premiere Pro, Blenderis, tai jo. Tarkim, paprastam darbui ir Office'ui dažniausiai yra naudojama 8 GB ramų, o užtikrintam gaminimui dažniausiai reikia 16 GB ramų, o 3D modeliavimui arba dažniausiai rimtam arba paprastam montavimui yra reikalinga 32 GB ramų. Nu arba daugiau. Taipogi vienas dalykas yra, kad šiais laikais tu su 16 ramų nepilnai išgyvensi, nes kai kurie šių laikiniai žaidimai jau nelabai sutarės tai 16 ramų, tai tuo atveju reikia dėtis 32 GB ramų. Dar daugiau gigų ramų yra naudojama dažniausiai moksliniams tyrimams, pavyzdžiui, dirbtiniam intelektui, geriau žinomam kaip AI arba hostinant Minecraft'o serverius. Ir toliau turėtų į dėžę dėtis GPU arba vaizdo plokštį, bet aš juos neturėjau, nes į mano CPU ji buvo integruota ir jie buvo labai silpna. Ir kas turėjo jungtis toliau buvo tikras pragaras. Visų kompų builderių didžiausia baimė, labiausiai gąsdinantis dalykas, kuris jiems sukelia nerimą, yra front panelis. Šis siaubingas atomų dydžio laidų jungimas nepatyrusiems PC builderiams dažniausiai būna nepakenčiamas. Šioje vietoje statant kompą užtrukau ilgiausiai. Bandžiau sujungti taip ir anaip, bet mano kompas nepasijungė. Aišku, naujesnėse dėžėse jau kurį laiką yra ir vienas laidas, kurį įjungi ir jokių atskirų laidų jungti į front panelį nereikia. Bet jeigu rimtai, tai aš nesuprantu, kam reikia tų belekiek atomų dydžio laidų, nes fucking dabar yra vienas, kodėl anksčiau tiesiog negalėjau to vieno padaryti. Kas šitą, bля? Po ilgų ir sveikatą įdančių kančių aš sugebėjau pajungti savo kompą ir buvo likęs tik vienas dalykas – hard drive'ai. Aišku, jūs labai lengvai sujungiau ir ten po belekiek nesėkmingų bandymų aš savo kompą pajungiau. Tai tipo viskas? Tikrai ne. Praėjus keliems metams nuo to laiko, kaip viską atgal sudėjau į dėžę, šiam kompui kažkas nutiko ir jis tiesiog pradėjo tinkamai nebeveikti. Tiesiog pajungi, daug crashina, blue screenai ir taip toliau. Ir nutipo, išskiriant tą faktą, jog tam kompui buvo labai daug metų ir jis jau buvo senis, kompą nuvežėm tvarkyti, tai ten kiek pamenu pakeitė motininę ir ramus ir po to jis veikia kaip naujas. O praėjus dar keliems metams nusipirkau iš draugų daug stipresnį kompą nei prieš tai, kurio komponentai buvo 1066 GB, Ryzen 5 15006 ir 16 GB. Atrodė žiauriai stiprus ir geras kompas, iš karto pasijungiu Minecraft'ą pažiūrėti, kiek max FPS spaudžia. Ant max grafikų be shaderių buvo gal 100-300 FPS, tada man buvo kažkas wow. Tiek FPS turėti Minecraft'ą. Tada po metų nusprendžiau nusipirkti 32 GB ramų ir nepasižiūrėjęs, ar visi komponentai yra tinkami ir viskas atlaikytų, tada jei gerai pamenu, mano maitekas buvo gal 300 W. Tai žodžiu buvo taip. Įdėjau ramus, jungiu kompą, nepasijungia. Nu, okei. Nieko rimto gal tikriausiai nebuvo. Jeigu rimtai, tai man atrodo reikėjo paupdate BIOS'ą, nes ten mano procesorius kažkaip nesuportino tų ramų. Žinau, kad jau net neatsimenu, kaip tai buvo iš tikrųjų. Jeigu dedate į naują dalį, tai būtinai pasidomėkite, ar jinai tinka. Dabar yra visokios naujovės, tai galite naudoti ChatGPT. Tikrai yra patikimas dalykas. Dabar ChatGPT yra patikimas dalykas, bet kaip ateityje bus, aš neįsivaizduoju. Bandžiau atgal įdėti senus ramus, o su jais irgi neveikia. O aš buvau apimtas siaubu, nes maniau, kad kompai jau buvo šakiais. Nuvežim pas informatiką, sakė greičiausiai bus iškepus motininį, gal taip pat su jie ir procikas, o gal net ir vaizduškiai. O aš atskirai dalių nepirkdavau, nes mažai ką suprasdavau. Tai ir vėl atėjo kito kompo pirkimas, jos specai buvo minimaliai geresnė, 1078 GB vaizdo plokštė, 16 GB ramų, i7 4770K procesorius, aišku, ten buvo DDR3, bet aš su juo problemų daug ir neturėjau. Neskaitant to, kad valiau kompą, kai jis buvo įjungtas, tada aš jį tik vėliau sugalvojau išjungti ir pabaigti valyti dulkes. Išvaliau kompą, bandau jungti ir jis, pasakysiu, neužsiveda. Paskambinau vienam draugelį. Žiūrėk. Ne, bet jeigu kitą įdedi į pirmą slotą, tai neveikia, ne? Visiškai. Žiūrėk, nežinau, bet žiūrėk, kas būtų, jeigu va šitas ramas, šitas... Wow.
mano patarimas yra geriau nekišti piršto į feną, kuris sukasi. Kelis kartus ramus apkeičiau vietomis, išėmiau iš motininiais ciamos ličio bateriją, ten palaikau 10 minučių ir tada įdėjau atgal ir ačiū Dievui, kompas pagaliau užsivedė. Apart to, kad jis buvo labai garsus ir užėmė labai daug vietos, o taip pat tuo metu aš pradėjau labai domėtis kompiuteriais, bet man degeiminant visą laiką pritrūkdavo šiek tiek FPS-ų, bemontuojant video lagindavo, tai tada aš ėmiausi plano B. Kas yra planas B? Tai būtent šioje vietoje prasidėjo projektas Oh My PC. Šiam projektui daviau būtent tokį pavadinimą, todėl, kad būtent sakant šiuos žodžius tavo kompas krešina ir sprogsta, nu tai kitaip sakant dėl Oh My PC mymų. Tada aš pradėjau pirkti įvairias kompo dalis, mokytis bildint, surinkti kompą, pritaikyti tam tikras dalis. Taipogi nebai pardaviau savo turimasias dalis, tai yra ten 1070 vaizduškė, procesorių ir taip toliau. Išmoko naudotis paštomatų sistema, ką daryti tikrai nėra sunku. Turite daiktą, kurio nenaudojat. Įkeliate į skelbimus, kažkas jį nusiperka, supakuojat siuntą, nunešate iki tam tikro paštomato, nuskenuojat barkodą, užklijuojat lipduką ir įdedat siuntą į paštomatą siuntimui. Viskas. Taigi aš iškeičiau jums minėtus komponentus į stipresnes kompo dalis, pirkau vieną, pardaviau kitą ir taip toliau. Taigi beperkant dalis, labai neapgalvodavau ir išsamei nežiūrėdavau, ar jis 100% tinka su mano dalimis, ar suportina viską, kur reikia ir taip toliau. Jei dabar jūs norite sužinoti, ar jūsų dalis yra compatible su tam tikra dalimi, labai rekomenduoju nueiti į ChatGPT ir įsirašyti tos dalies pavadinimą ir ar ten tos dalys tinka. Ir man bestatant kompą labai padėjo. Taigi pirkau šiandien bus procesorių Ryzen 7 3700X. Tai yra 8 branduolių 16 threadų procesorius. Radau nebuvo gerą dylą, tai pasinaudoju frazę griebk kol karšta. Tai aš jį ir nusipirkau. Taigi jį atvežė. Viskas atrodė labai gerai. Dėjau į motininę šį CPU ir dėl kažkokių priežasčių iš čia normaliai neįsidėjau. Nors buvau atitaikęs procesorių su trikampiku kampe ir tada paimu procesorių, pažiūrau ir vienas iš pinų yra užlinkęs. Kitaip sakant, užbendintas. Aš belia kaip išikau į kelnes, nes manau viskas, ragas, kompų nebus. Keletą dienų tas procesorius taip ir prastovėjo pas mane ant lentynos, nes manau, jog jis tikrai nebeveiks. Iki kol visiškai random sugalvojau pabandyti atbendint piną. Pasėmiau smailo atsuktuvą ir bandydamas atbendint tą piną, aš jų sugebėjau užbendint dar daugiau. Tada buvau emociškai ir fiziškai pasidavęs, iki kol neturėjau ką veikti ir pasėmiau adatą pabandyti atbendint pinus dar kartą. Per gan geras 20 minučių padariau labai daug progresų ir beveik visi pinai buvo atbendinti. Bet kažkodėl manau, jog jis vis tiek nebeveiks, nes gal vėl neįtilps į soketą, gal pinai buvo pažeisti, tai jau ten ragas nebeįsijungs. Taigi viską atbendinau ir bandau dėti į motininę procesorių. Jis vėl užstrigo grinai tuo pačiu vietu kaip ir praeitą kartą. Aš tiesiog stipriau spustelėjau tą procesorių ir jis įtilpo. Aš žiauriai džiaugiausi, kad pavyko. Taigi užsidėjau termopasą samprotiko ir teliko tik vienas dalykas – įjungti. Kadangi dar front panelio nebuvau įjungęs, aš užtrumpinau front panelio pinus su atsuktuvu ir ventiliatorius pradeda suktis. Ir tuo momentu jau žinau, kad viskas veikia ir ant ekranų atsirado užrašas Ryzen 7 3700X 8-core procesor. Tokio gero jausmo nejaučiau labai ilgą laiką. Aš laimingas, kompas veikia, žaidimus puikiai veža. Upgrade'as po upgrade'o, po truputį kažką atsinaujindavau, pasikeisdavau tam tikrą dalį ir tą bedarant jau ne už kalnų buvo ir metų šventys. Kūčios, kalėdos, galima sakyti, jog kalėdų progas aš šį kompą ir pasidovanojau, o ką veikiau part kompo bildinimu. Dar vienas žiauriai geras dalykas yra, kad Marijampolė turi savo kompų dalių, komponentų eglutę, kas yra žiauriai cool, taip pat ir komoto pakukinu, šaunuolė. Taigi man 2024 praėjo gan greitai, kaip ir kiti praėjusieji metai nuo 2010-ųjų. Per šiuos metus įgavau labai daug patirties kompų bildinime ir itin daug ką sužinojau apie kompų komponentus ir visą šią įtaką suteikė pačios smalsumas. Man tai atrodė įdomu jau labai ilgą laiką, tai pagaliau tuo ir pradėjau užsiimti. Tai šio video išvada, jei tu nori, nelauk ir leisk savo tobulėti. O 2025 jau eina greitai, o aš per tą laiką pasiupgraidinau savo kompiuterio korpusą, dėžę ir įsidėjau 1 TB NVMe SSD. Taipogi nusipirkau ir mini monitorių. Lietuviškai sakant, mažą vaizduoklį, kuris rodo komponentų temperatūrą. Šiuo metu aš naudoju Radeon RX 5700 XT MacOS vaizdo plokštę, AMD Ryzen 7 3700X procesorių, B550 Gaming Edge Wi-Fi motininę plokštę, 32 GB XPG 3200 MHz ramus, Corsair CX650F RGB Black maitinimo bloką, MSI Gungir R111 korpusą, iGuys 200 Pro CPU aušintuvą
Lietuvą, 3,2 terabaitų vietos, 1 terabaitas Lexar NM790 M2 NVMe SSD, 230 GB SSD ir 2 terabaitai HDD. Šiuos komponentus paliksiu aprašyme ir aš tikrai nesiruošiu nustoti upgrade'int kompo, nes dar tikrai yra kur ką pastiprinti. Taigi čia ir užbaigsim. Dar galiai mesiu porą lykų ir behind the scenes video. Šiaip šį video tai buvo labai sunku sueditant. Jeigu norėtumėte panašių video su kompiuteriais, būtinai rašykite į komentarus, paspaudžiat like ir dar užsiprenumeruojam, jeigu dar nesate to padarę. Aš tikiuosi, kad mano mikrofonas nereipina, nes man seniai naują pirkti reikia, nes jisai šitas yra jau sugedęs. Tai ir noriu pasakyti, kad šis video buvo filmuojamas su Sony A5100. Dabar aš esu per savo webcamą, kai kuriuose vietose filmavau per savo telefoną. Na, o dabar iki kito video. Nu, blėt, ar tau sunku sufokusuot? Ačiū. Kad žiūrėjote šitą juodažolės video. Subscribe. Sigging a copper, BRU, ignorant fucker. UK with the skies too grey on road, don't see no different colour. Yo, been in the gutter, life gets hard, fill up another. Get knocked down, I'm quick to recover. Don't care if you're a bricky or if you're a plumber.